Aš esu Kęstutis Smirnovas, Liberalų centro sąjungos Šakių skyriaus pirmininkas. Gimiau ir užaugau Šakiuose, daugiavaikėje šeimoje, esam 9 vaikai, esu jauniausias šeimoje. Didžiuojuosi savo tėvais, kad sugebėjau mus užauginti, išleisti į mokslus. Neturėjau nei įtakingų dėdžių, nei tėtų, tad gyvenime teko siekti visko pačiam. Baigiau Šakių pirmąją vidurinę mokyklą, toliau studijavau Kudirkos Naumiesčio žemės ūkio mokykloje, įgijau jaunų ūkininkų specialybę, paskui baigiau karių kursus, pasienio policininkų kursus, vėliau baigiau studijas Kūno kultūros akademijoje, įgijau sporto bakalauro laipsnį. 2008 metais baigiau studijas Didžiojo Vytauto universitete, įgijau edukologijos magistro laipsnį. Daugiausiai mane žino kaip sportininką. Nuo pat mažiams pasižymėjau savo fizinę jėgą įvairiose sporto šakose, bet daugiausiai mane žmonės pažįsta kaip kovinių sportų šakos atstovą, kurioje esu pasiekęs iš tikrųjų nemažai. Esu daugkartinis Lietuvos kovinės savigynos čempionas, daugkartinis Lietuvos džiudžitsu čempionas, pirmasis Lietuvos bušido rings čempionas, bušido karaliaus tarptautinių turnyrų nugalėtojas, Europos šutų diržo laimėtojas, pasaulio Kyros turnyrų 3 vietos laimėtojas. Tokie mano didžiausi yra pasiekimai kovos menuose. Taip pat aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje. Esu Šakių jaunimo sąjungos apskrito stalo valdybos narys, Gelbėkit vaikus Šakių skyriaus valdybos narys, policijos rėmėjas. Aktyviai dalyvauju jaunimo projektuose, jų renginiuose, juos remiu. 1999 metais įkūriau Šakių dziudo sporto klubą Audra, kuriam sėkmingai dabar vadovauju. Čia žmonės gali pasportuoti treniruoklių salėje, užsiimti jogos, aikido, dziudo, bušido užsiėmimais. Pirmasis mano darbas buvo pasienio policijoje Šakių užkardoje. 1999 pradėjau dirbti Šakių jaunimo sporto centre, dziudo treneriu, kur yra mano pagrindinis tikslas – auklėti jaunimą ir mokyti dziudo imtynių technikos. Į politinę veiklą įsitraukiau 2002 metais. Esu Liberalų centro sąjungos narys, vadovauju Šakių skyriui. Esu išrinktas į Šakių rajonų savivaldybės tarybą. Šiuo metu esu iškeltas kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą. Kandidatuoju į Seimą, todėl kad noriu matyti geresnę Lietuvą. Geresnė Lietuva, kur žmonės nebijo sąskaitų už dujas, už maisto prekes, prekybos centre ar degalinėje. Geresnė Lietuva, kur dirbantis žmogus yra gerbiamas ir už darbą gauna tinkamą atlygį. Geresnė Lietuva, kur studentai gaus tinkamą išsilavinimą, o po to tinkamą darbą. Vyresnio amžiaus žmonės gaus tinkamas pensijas, iš kurių galės gyventi, o ne išgyventi. Geresnė Lietuva – tai Lietuva, kuri didžiuojasi gerai santykiai su kaimynais ir yra gerbiama valstybė. Tikėkime savimi, kartu sukurkime geresnę Lietuvą. Aš Kęstutis Smirnovas, tikiuosi jūsų palaikymo ir balsų Seimo rinkimuose.